Tam toliau. Gerai, tai iškart pasakysiu, tada mes panašu užtruksime šiek tiek ilgiau nei pagal planą, bet aš, kaip minėjau, renginys įrašomas, bus vaizdo įrašas YouTube platformoje, tai jeigu susitikimai ar ankstyvi pietus, tai tikrai visą medžiagą gausi, to, kam įdomu, šiek tiek viską gyvai pamatyti ir gal padiskutuoti klausimų užduoti, tai tikrai pasilikime ir tuomet būtent apie urbanistinę aplinką, kaip ją įsikelti, vat kaip ką tik Romualdas Kirdulis rodė, kaip iš maps.vilnius įsikelti, tai būtent dabar parodysiu, kaip ir kitais būdais. Ir kad nereikėtų vat, po vieną tą dėžutę kiekvieno išsikelinėti, ne? Tai tų metodų ir papildinių yra pakankamai nemažai. Tai keliaukim tuomet prie reikalo. Taip, aš dabar jums savo ekraną rodau. Taip, tai čia tas senas langas. Gerai, tai dabar aš, kad jau Romualdas pradėjo nuo to Maps Vilnius, tai aš šiek tiek irgi grįšiu prie jo, nes čia buvo klausimas dėl detalumo. Tai dėl detalumo aš tiesiog greitai iš kur čia modelis, tai aš čia tiesiog, kol Romualdas kalbėjo, greitai išsikėliau, tai vat būtent čia yra 3d.vilnius.lt, galite susirasti Vilniaus visą tokį maketą, 3D modelį, tai realiai, kai jūs vat iš tos svetainės, kur architektas rodė, tai atsisiunčiate realiai vat tokius vat tūrius. Tai čia detalumo daug nėra, vat kaip tik su šituo pastatu detalumas buvo bandytas daryti. Ir vėliau vat, va šitą teritoriją apsibrėžiau, ne, pagal šitą puslapį atsisiunčiau tuomet 3ds ir koladą, tai du failus. Ir dabar kas gavosi, tai vat gavosi toksai modelis pačiam SketchUp'e. Taip, kur jisai man dingo tas modelis. Gali būti ištryniau netyčia. Taip. Tai pats modelis, nu, vat, tie vat, tokie nelygumai, vat, realiai visam tam plane, tai čia vienintelis toksai pastatas, kuris turi tokio šiek tiek daugiau pabraižymų. Visi kiti yra tikrai pakankamai lygus. O čia vat, įsikelia būtent tie tūriai be tekstūrų. Jeigu tekstūras įsikelti, tai atsisiunčia failas dar taip pat su duodama viena tekstūra, bet šita tekstūra yra išties tiesiog vaizdas iš viršaus, topografinė nuotrauka. Tai čia jūs ant viršaus to vaizdo neužsidėsite būtent ant plokštumų, tai čia reikėtų jau patiems tuomet. Bet, gaunama va toks vaizdas, tiesa, jisai dar SketchUp'e šiek tiek taip juda, lagina dėl visų šitų būtent detalumų, bet jeigu kelsite iš bent kur tik tai ne šitą pastatą, kuris vienintelis atrodo toksai įkeltas, tai manau bus va tokie va tūriai, kaip ir puslapyje čia rodo va tokius tūrius. Tai va, minusas gal vienintelis, ten reikia palaukti šiek tiek ilgiau, nes aš čia labai mažą teritoriją apsibrėžiau ir vis tiek užtruko šiek tiek. Tai jeigu norėsite didesnę, tai panašu ir daug ilgiau užtruks tas sugeneravimas, suformavimas. Tačiau kaip nemokamas įrankis Vilniaus mieste panašu labai patogus. Aišku, minusas, kad yra tik Vilniaus miestas, ne, jeigu reikia projektuoti kažkur toliau arba už šito modelio ribų, nes čia sodų šiek tiek matau yra įkelta, tai tada nėra iš kur gauti. Tai dabar būtent apie tuos kitus būdus, kaip galima susiformuoti savo urbanistinę aplinką, susiformuoti visą kontekstą ir kad būtų tuomet vėliau lengviau viską išsimodeliuoti ir daug greičiau. Tai aš bandymui kaip tik remiau šitą dangoraižių teritoriją, naująjį miesto centrą, nes tiesiog jisai, kaip ir pats sudėtingiausias, mums visiems geriausiai pažįstamas, kiekvieną formą puikiai žinom iš architektūrinės pusės, labai daug diskusijų kelia ir visa kita. Tai vat labai įvairiais būdais, įvairiais kampais tuomet šitą teritoriją pabandysim apžvelgti. Ir taip pat ten buvo ir 3D skanavimo darim, tai šita irgi teritorija tokia viena sudėtingesnių. Gerai, tai eikime prie modelio. Taip, šitas, ne, mums nereikia.
Gerai, tai visų pirma, turbūt pirmasis variantas, ką jūs gaunate urbanistinėje teritorijoje ir iš ko jūs galite išsikelti tūrius visos aplinkos, tai gali būti tiesiog DVG brėžinys. Čia irgi yra dangoraižių teritorija, čia arką matote, čia kvadrumo pastatas būtų. Na ir tuomet tiesiog vienas iš variantų yra iš DVG priešinio, tiesiog žinant aukščius, na tiesiog išsikelti juos. Čia, pavyzdžiui, yra Europos pastatas, tai jisai pasidaro pakankamai nesunkiai plokštuma, na ir tuomet, žinant aukštį, išsikeliate jį į viršų, kaip dangoraižį. Na ir tuomet, po vieną, čia yra mūsų kolegija, bet kolegija irgi vieną liniją realiai sujungiate ir tuomet jau SketchUpas supranta, kad šita vieta yra kaip plokštuma ir jinai tuomet gali būti iškelta. Čia tuomet laiptus dar galite, na jau tokį labai detalumą lysti, jeigu jums to reikia. Tai tiesiog tokiu būdu iš DVG brėžinio tuomet galite išsikelti ir savo visus tūrius. Aišku, minusai, daug darbo. Minusas tas, kad reikia kiekvieną aukštį patiems žiūrėti, patiems tikrinti, ar jūs neklystate. Taip pat DVG brėžinys atkeliauja dažniausiai su įvairiom komunikacijom, įvairiais žymėjimais, su labai daug sluoksnių, tai juos taip pat reikia išsijunginėti. Bet jeigu nieko daugiau teritorijai nėra, jinai nėra labai urbanizuota arba skaitmenizuota, tai iš ties kaip nelabai ir būna daugiau kartais ir pasirinkimų. Taip, tada aš čia matau, taip, čatas. Taip, yra linkas įkeltas Romualdo ir su kuo 360 man aplinko kaip foto keletą. Tai čia įsivaizduoju vizualizaciją, Nerijus klausia, 360 kaip foto. Būdų yra iš ties irgi įvairių, galima panoraminę užsisakyti, galima pritaikyti, nes labai dar priklauso, kokio tikslumo reikia. Gerai, tuomet vienas iš tų variantų yra DVG brėžinys. Tuomet, jeigu DVG neturite, netgi tokio, tuomet kitas variantas būtų tiesiog didesnis įsikelti kaip paveiksliuką miesto planą ir tuomet ant šito paveiksliuko tiesiog lygiai taip pat tuo rankiniu būdu viską įsikelti. Tai čia rodo tuos atvejus, kurie iš, sakykime, blogiausi scenarijai. Tiesiog linijom greitai susijungiate ir išsikeliate tuomet savo plokštumą, bet vėlgi reikia patiems žinoti aukščius. Tai čia toksai dar yra niuansas ir minusas dėl to. O tada jau pereisim prie papildinių, pluginų. Čia yra, kiek žinau, viešbutis, tai jisai yra kitokio aukščio negu šitas pastatas. Taip, tai šitą išsikeliam. Šitą išsikeliam tuomet. Tai va, na ir tuomet einate per visą žemėlapį ir būtent po vieną išsikeliate teritoriją, kurios, jums reikia projektavimo. Tai galima vėliau šituos tūrius. Taip, čia aš noriu juos sugrupuoti šiek tiek atskirai. Tai pasidarykime tokį reikalą, atskirkime juos. Taip, pasidarykime grupę greitai. Taip, čia nebėra linijų. Gerai, viena grupė, antra grupė, mei grupė. Na ir tuomet su papildiniais galite net šiek tiek uždėti įvairių tekstūrų vienu mygtuko paspaudimu. Tiesiog, kad nebūtų tiesiog plokštuma viena kaip siena. Tačiau ne visada to reikia, kartais kaip tik tai klaidina. Bet apie šitą papildinį šiek tiek vėliau dar pakalbėsime plačiau. Tai va, tai turime vieną variantą DVG brėžiniai arba tiesiog žemėlapis iš atvirų šaltinių įsikeltas į SketchUpą ir pagal jį projektavimas tūrių išsikelimas. Tuomet einame į kitą variantą, tai jau eikime per papildinius. Taip, čia mes neseivinam.
Taip, taigi, SketchUpas turi gerą funkciją, kad čia galima geolokuoti bent kokią teritoriją. Ir pagal tą geolokaciją vėliau įvairūs papildiniai suranda vietą ir jeigu jie turi informaciją apie tą vietą, kokie yra 3D objektai, tai jie gali būti tuomet importuojami į šią vietą. Tai vat, pavyzdžiui, yra papildinys placemakeris. Tai čia reikia tiesiog visų pirma geolokuoti teritoriją, tai dabar galite tam pačiam placemakerį geolokuoti, galite čia geolokuoti, išties didelio skirtumo nėra. Tai va, dabar select region, pasiimam vėl tą patį dangoraižių centrą, teritoriją, darome importą, tuomet šiek tiek laiko, kol jisai sugeneruoja reljefą, kol sugeneruoja visą paveiksliuką, ir tuomet atkeliauja čia du tagai, tai atkeliauja arba jau tas su reljefu šiek tiek, matosi, va čia prie balto tilto nusileidimas, ne, į pievą šiek tiek nelygus, ir tuomet atkeliauja taip pat kaip nuotrauka visa šita teritorija. Na ir ką tuomet galima daryti? Aišku, vėlgi imat pieštuką, ne, ir viską braižytas patys. Tai čia tas ilgasis būdas. Tai yra trumpesnis šiek tiek būdas, būtent su tuo papildiniu placemaker. Čia pasirenkate, galite taip pat reljefą susigeneruoti, galite aukštos kokybės rezoliucijos paveiksliuką gauti, jeigu šie šaltiniai yra padengę šią teritoriją. Na ir tuomet jau perinam prie tai, ką papildinys jums gali automatiškai sugeneruoti. Tai aišku, pastatai yra tai, ko mums realiai čia labiausiai reikia, tai tiesiog jisai geolokuoja pagal šitą teritoriją, mes pažymime, spaudžiame import ir tada kelios minutės, štai, kelios sekundės tai yra. Na ir jis tuomet mums importuoja būtent čia pagal lokaciją, ką jisai rado 3D tūrius, kurie įeina į šią teritoriją. Dabar ant kiek čia tikslu, ne? Aišku, mes matome, jokių detalių nėra. Taip, dabar čia man užšoko. Import buildings dar kartą. Taip. Taigi, tiesiog dėl detalumo pačio, ne? Mes žinome, čia yra pavyzdžiui arka. Arkos pastatas, kuris yra laiptuotas, žemėjantis. Tačiau čia jisai įkelia, aišku, kai vieno aukščio pastatą, nes jisai paima iš savo duombazės aukščiausią tašką ir tuomet kaip ir sukonfigūruoja, kad čia visas toksai. Tačiau, aišku, matosi ir paslėpti šitie laiptukai, kurie taip pat paimti iš kito šaltinio, tiesiog per kitą papildinį parodysiu, kuris jau įkelia be šito, pavyzdžiui, be šitos pilno aukščio plokštumos. Taip, tuomet ką mes dar matome? Matome, savivaldybė nėra labai tiksli, matome čia Libeskindo pastatas, visiškai netoks. Tai va to detalumo, pačios formos jos nėra labai tikslios, tačiau jos yra tose vietose, kur tikrai pastatai stovi, aukščiai taip pat jie pakankamai neblogai atitinka, tai va jeigu mes esam patenkinti šituo importu, konfirminam ir tada jie čia mums įsikelia. Įsikelia jie tokiu principu, vėliau galima įėjus į kiekvieną tūrį, va čia, pavyzdžiui, savivaldybės pastatus, ne, jisai ten turi maždaug tokį. Tai jūs tiesiog paimate juos, susikoreguojate, čia matau, jo plokštumos nelygios, dėl to mums neleido. Taip. Tai va, mums čia leido, tada čia irgi reikia tuomet pasitvarkyti šiek tiek modeliuką. Na, bet čia labai priklauso, kokius detalumo norit. Taip, čia nusikeliam šitos linijos. Taip, čia, tada čia dar pasidarom ir užsidedam stolą. Na va, tai tą pastatą jau pasitvarkėm. Ir realiai galite taip kiekvieną pastatą ir rankiniu būdu pasidaryti, jeigu tikrai reikia to tikrai realaus vaizdo, ne? Tad jeigu aukštį pažiūrėti, tai Europos pastatą čia mums davė
Čia man užstoja šiek tiek vaizdą. Taip, mums duoda 129 metrus, ne? Tada duoda, pavyzdžiui, kvadrumo, duoda aukštį 61 metrą. Jeigu mes dabar palygintume su šiuo vaizdu, kur yra sukelta ta informacija visa, Europa mums rašo aukštis yra 126 metrai, o mums modelį įkėlė 129. Tai paklaida yra, jis nėra visiškai, kad tiksliai būtų. Tada eikime kvadrumas šitas, aš noriu didesnį, aukštesnį jo. Čia yra aukštis 68 metrai, o čia mums davė 61. Tai va, jisai duoda šiek tiek mažesnius negu tam 3D Vilnius modelyje. Tačiau vėlgi, kiekvieną mes galime pasikoreguoti. Mes kiekvieną galime ten 5 metrais nusileisti, jeigu jau labai reikia tiksliai, ir tada įsikelia. Tai va, pastatus turim, tada ką dar turim, galim įsikelti kelius. Please select surface. Gerai, nepažymėjom šito. Import. Taip, užkrauna, gerai, va, atėjo keliai, okei, tinka. Turime gatves, tada vėl pažymėm šiek tiek medžių mums gali įkelti. Jisai medžius tiesiog atpažįsta pagal žemėlapį. Jeigu jis mato tokių medelių prisodintų, tai jisai ten padeda, jisai ne visur tai padaro. Čia matom pievą, čia matom medelį sakurų parkas, tačiau jisai čia neuždėjo tik tai čia, kur matom mišką. Tai nėra, aišku, vėl tikslu, bet tai pagyvina visą vaizdą. Taip, šitą mes, pasidarėm medžius, jau matom, kad šiek tiek tos urbanistikos įsikelia ir galime jau su tokiu modeliu, kiek čia mes trukom nedaug tų minučių, iki 10 ir jau turime kažkokio tai formato modelį. Čia vėlgi tas Libeskindo, jisai nėra labai tikslus. Tai va, ką daryti dabar su tokiu modeliu? O čia kaip tik šiandien SketchUpas, jisai oficialiai paleido savo dirbtinio intelekto įrankį, jisai vadinasi Diffusion. Ir šio įrankio pagalba tiesiog galima vėlgi labai greitai sukurti, taip, mums čia jisai įsikėlė, sukurti vizualizaciją. Tai nebus realistinė vizualizacija, tai bus labiau tiesiog tūrių, sakykime, apipavidalinimus. Jisai mato 3D tūrius. Čia galime mes tiesiog parašyti, jog norime vizualizacijos. Pavyzdžiui, parašom Night Time City View. Night Time City View with few cars. Taigi, su automobiliais, with few cars and trees. Taip, kodėl parašiau dar medžių, nes jisai tiesiog matys geometriją medžių ir jam reikia suprasti, kad čia jam reikia vizualizuoti kažką. Automobilių nėra, tai labai didelis šansas, kad jisai jų ir neįdės. Čia tiesiog su šiuo įrankiu, jisai, kadangi tik šiandien išėjo taip oficialiai, jisai buvo testuojamas dar beta versija šiek tiek laiko, tačiau jis tikrai dar bus tobulinamas. Ir tuomet prie stilių galite pasirinkti arba miesto tiesiog iš viršaus. Taip pat galite pasirinkti, kiek jam reikia atsižvelgti į esamą geometriją ir kiek taip pat jūsų šis tekstas turi turėti įtakos. Nes jeigu, pavyzdžiui, jūs geometrijos pažymėsite, kad jums nereikia atsižvelgti, tai jisai čia prikurs jums ir automobilių, ir medžių skraidančių ir visko. Bet jeigu jums norite, kad liktų taip, ką jūs patys nupaišėte, tuomet užsidedate maksimumą ir jisai tada jau nieko papildomai nesukurs, tai yra ir tų pačių automobilių, kur aš įrašiau, tai jisai jau nesukurs jų. Ir tuomet pabandom, kągi čia mums sugeneruos dirbtinis intelektas, tai čia porą iki minutės turėtų trukti.
Tai va, tai šitas papildinys, Diffusionas, šiandien išėjo ir jisai yra pasiekiamas prenumeratoriams ir bandomosios versijos naudotojams. Tai va, ir dabar gerai, pasižiūrim, pasididinu, kągi mums čia daro. Tai va, jisai duoda tokį vaizdą, kur jisai aplinkui nemato, jisai dažnai uždeda tokius, bet va, jeigu parašote nakties vaizdas, tai aišku, jisai pats ir tų įvairių švieselių prideda pats. Jeigu va, dabar palyginimui palikime tą patį vaizdą, bet visiškai negerbkim geometrijos. Jisai tada prikur galės jau pats. Na ir tuomet vėl generuoti. Pats papildinys, kiek čia teko išbandyti greitai, tai jisai interjeram net gal, sakyčiau, toksai labai geras, nes jisai vos jums padarote pagal turimą planą, išsikeliat sienas, nusimatot, kur ten turėtų būti sofos ar virtuvės, spaudžiate sugeneruoti paveiksliuką ir jums duoda labai tokių įvairių spalvinių gamų, nuotaikų, tai labai lengvas, greitas įrankis, kaip vat, klientui duoti kažkokių tai idėjų. Tai va, dabar naujas vaizdas, matote, jisai iš viso keičia rakursą, pats pristato pastatų, kokių nori, jisai realiai į labai mažai ką atsižvelgia. Tai vat, nuo šių parametrų, settingsų tikrai galite labai varijuoti ir gauti skirtingus rezultatus ir, pavyzdžiui, kas architektams, manau, irgi toksai geras dalykas, vat galite pasirinkti physical model ir tuomet jau tom projektų pasiūlymų, nežinau, arba tiesiog komandoje, kai svarstate idėjas apie naują pastatą, tai tiesiog paspausti ir jums sumaketuos, kaip maketą. Sumaketuos tiesiog iš medienos ar kartono padarytą maketą. Tai va, tai dabar turim rezultatą tokį. Čia jau toks, aplinka pats kažkai sugeneruoja. Tai va, tai naujas papildinys. Nenorėjau jo nutempti į patį galą, kad tiesiog supažindinti jūs. Ir tikrai išbandykit, įsikelkit bent kokį savo projektą, paspauskit generate ir gausite labai greitai naują paveiksliuką. Gerai, tai va, vienas papildinys, placemakeris, tai su jo pagalba galima pakankamai greitai pripildyti visą jūsų urbanistinę aplinką, net ir pakankamai didelę. Papildinys jisai yra mokamas, galite rinktis ten arba metams, arba tiesiog pagal vietovės vieną išsikelimą, ten kreditų nuskaito šiek tiek ir pasidarite tą projektą, kurio jums reikia. Gerai, dabar mes keliaukime į kitą papildinį. Tai būtų modulur papildinys, aš tiesiog labai greitai skirtumą pristatysiu, kuo jis skiriasi, nes realiai jisai lygiai taip pat jum geometriją iškelia. Taip, modeluras, pasileidžiam jį. Taip, ar turime klausimų? Taip, maps planuoju, iš čia galim modelius susiregistruoti. Maps.planuoju statau, ok, pažiūrėsim, kas čia. Taip, ar sketchup'e žemėlapis, taip, mastelis tikslus, realus koks yra, taip. Taip, šitą. Taip, gerai, dabar eikime prie moduluro įrankio. Tai va, jisai pats, jo vartotojo sąsaja yra netokia graži ir kaip palyginus su placemakeriu, čia yra daug daugiau įvairių parametrų, bet, iš ties to ir reikia, jeigu taip nuoširdžiai. Nes kuo daugiau smulkių detalių, tuo reiškia įrankis yra šiek tiek galingesnis, daugiau opcijų, bet aišku ir daugiau įsigilinti reikia. Tai va, pavyzdžiui, jeigu mes turime tą pačią teritoriją ir mes norime čia įsikelti 3D objektus, tai va tiesiog file, download, OCM, 3D buildings. Paspaudžiate ir tuomet jisai įkelia. Tai lyginant su ankstesniu modeliu, ankstesniu papildiniu placemakeriu, kuomet skirtumas. Visų pirma, matote arką,
jinai yra realesnės geometrijos. Aukščiai iš ties jie yra labai panašus kaip ir prieš tai, tačiau va čia kvadrumas taip pat jisai yra geriau įkeltas, nes tiesiog čia prieš tai buvo vienas, šitas pastatas buvo tokio pat aukščio kaip šitas, bet jie realiai tokie yra. Tai kaip papildinys, tiesa čia tai va, tai kaip papildinys jisai šiek tiek gal geriau įkelia, tiesa jis neįkelia tų papildomų dalykų kaip keliai arba medžiai aplink. Tai vat, jeigu jums reikia kelių medžių, tai aišku, tada reikia pagalvoti apie tą placemakerį. Taigi, ką mes dar galime padaryti su modulu? Jisai iš ties konceptiniam dizainui yra labai geras, nes jisai jums leidžia šiek tiek prigeneruoti idėjų. Jisai leidžia teritoriją suskirstyti į skirtingas funkcinės zonas. Tai pavyzdžiui, čia pabandykime va šitoj vietoj, tarkim, kur yra pastatas vienas ir tarkim čia įsivaizduokime, kad būtų vystoma teritorija, ir čia mes tuomet irgi norime kažkokio pastato, naują teritoriją išvystyti. Tai greitai tiesiog pasitrinam šitus objektus, kad mums nebemaišytų. Čia vėlgi nesiūlau nieko griauti. Viskas sava eiga, bet dėl webinaro prasmės, tuomet pasidarykime vieną teritoriją. Ne? Tai va, aš išsikeliu dabar plokštumą šiek tiek. Taip, tada ją pasidarome. Taip, tada ją. Taip, greituoju būdu. Taip, tada pasidarome. Kažkaip panašiai čia su gatvė sulygiuota. Taip, tada susimažinam teritoriją iki čia. Tai va, įsivaizduokim, kad šita teritorija yra numatyta užstatymui. Ir tuomet pasidarykime šios teritorijos tokį mini planą, kaip jinai galėtų atrodyti. Tai visų pirma, šitą pasižymime stačiakampį, patį plotą, tuomet modelūrą ir paspaudžiame Create City Block. One City Block. Taip, kuomet čia gali būti bėda, pažiūrėkime, man atrodo, čia gali būti bėda, kad jisai supranta, jisai suprato, kad čia daugiau plokštumų. Tai va, turime vieną City Blocką. Čia galite jį galite tuomet koreguoti, ar tai numatyta gyvenamoji paskirtis, ar pavyzdžiui paslaugų, komercinė paskirtis, ir tuomet galite nusistatyti, kokie yra realūs miesto nustatyti kriterijai arba ribojimai šiai teritorijai. Čia pasirašome, pavyzdžiui, kad maksimalus užstatymas komercinės teritorijos, tarkim 75 procentai. Čia gali būti maksimalus aukštis, tai kadangi mes turime dangoraižių teritoriją, čia šalimais yra pastatas 87 metrai, kadangi kalvos principas, tai turėtų būti, neviršyti šito, tai tada pasižymim, kad čia 80 metrų maksimalus aukštis. Taip, ir tada šitoj vietoj tiesiog spaudžiame Generate ir jum išmeta pasiūlymą, kaip šita teritorija galėtų būti užstatyta. Tai jeigu taip profesionaliau žiūrėti ir daug atidžiau, tai galime tada šitus blokus tiesiog juos susiskirstyti daug mažesnius, susiplanuoti, kur turėtų būti keliai, kur pėsčiųjų takai, kad tenai neatsirastų pastatai, ir susiskaidžius šitą teritoriją vėl spaudžiate Generate ir tada jums išmeta daug kitokių pasiūlymų ir tokių pasidarote 10 testų ir galite jau eiti pas komandą ir kalbėti ir žiūrėti, kur toliau galima būti vystoma ir kokie
kokios vizijos gali būti padaromos. Tai vat modelūras, kaip kitas papildinys, būtent koncepto dizainui, tai būtų toksai. Aišku, čia galite jūs vėliau koreguoti, iš tų visų 10 opcijų kažko nereikia, kažko reikia, prasitrinat ir viską. Ir taip pat prisikurti daugiau šitų blokų, teritorijų su skirtingom paskirtim, pritaikyti prie savo realios situacijos. Tai papildinys būtų toks. Ir vėlgi, kadangi čia yra viskas sugrupuota, tai galima, pavyzdžiui, tam pačiam modelūrė arba placemakeryje, jeigu išsikeliat pastatus, tai jiem vėliau su papildiniu, čia yra vadinasi šitas magiz, tiesiog sukurti kažkokią tai formą. Čia jis, aišku, mums pievas padarė, nes užeina už ribų. Tai jeigu mes šitą pažymėsime, tada jis, aišku, vieną bloką padaro. Tai reikia tiesiog po vieną pažymėti ir kažkodėl jis nesupranta. Turbūt išgrupuoti reikia, tada jis suprastų viską. Taip, tai su modulūru labai trumpai pristatom taip, jeigu turite klausimų, prašom. Čia aš naudoju nemokamą versiją, kurią pasitestuoti nepasiėmiau, tai čia man davė berods 3 mėnesiam, tai jūs irgi galite prasitestuoti, pažiūrėti, ar jums tinka. Ir aišku, yra šiokių tokių apribojimų, bet jeigu jūsų toksai yra darbas, užsiimti architektūrą ar teritorijų planavimu, tai kaip konceptų kūrimui visai, manyčiau, įrankis neblogas. Jums duoda keliais paspaudimais, iš karto labai greit sugeneruoja tūrius ir galite toliau spręsti, kas tinka, kas netinka. Taip, tai dabar su papildiniais, dabar eikime prie kito metodo, tai yra taškų masyvai. Konkrečios teritorijos taškų masyvas, kaip jisai gali jums padėti būtent projektavime arba konceptų dizaine. Taip, taigi čia mes išjungiam. Taip, klausimų matau šiuo metu nėra. Gerai. Taip, tai būtent tą visą dangoraižį teritoriją, čia ruošdamėsi šiam renginiui mes ją nuskanavome, pasidarėme 3D taškų masyvą, ir jisai gaunasi toks. Realiai, kai turite tokią medžiagą pas save kompiuteryje, pagal taškų masyvą, tai būtų pats tiksliausias modeliavimas, koks tai gali būti įmanomas. Realiai čia visi pastatų aukščiai yra tokie, kokie yra realybėje. Visa situacija yra pati naujausia pagal skridimo datą. Net čia Hero pastatas, naujas irgi šiuo metu statomas. Tai pati aktualiausia informacija. Nes jeigu, pavyzdžiui, palyginus vėlgi su Vilniaus 3D modeliu, kuris čia yra, tai čia Libeskindo pastato, čia turėtų būti, tai jo dar nėra. Jis dar neįkeltas. Tačiau pasidarėte point cloudą ir čia jau visi pastatai yra tokie, kokie yra tą dieną skanuojami. Šito yra įvairūs parametrai, kaip šitas turėtų būti atvaizduojamas jums vaizdas. Galite su spalvom, galite be spalvų daryti, galite jums, kad aukščius būtų jie geriau matomi ir toksai vaizdas, bet supratimui tiesiog pasidarykime realias spalvas, realų vaizdą. Kaip vyksta projektavimas, modeliavimas su taškų masyvu? Visų pirma, kad įsikelti taškų masyvą į SketchUpą, į šią aplinką, tai reikia papildinės Scan Essentials. Tai Scan Essentials jie įeina į SketchUp Studio paketą ir tuomet jau galite modeliuoti remintis taškų masyvų. Tai čia yra pakankamai didelė urbanizuota teritorija, bet pats point cloudas įsikelia ir tada galima pradėti projektuoti. Man pačiam koks geriausias būdas, kaip man pačiam labiausiai patinka, tai pasiimčiau pieštuką, čia supranta, jog yra taškai įvairūs sudėti, tai aš tiesiog spaudžiu ant vienos plokštumos, tiesa čia blogą pasirinkau, geriau pasirinksiu čia.
šitą tuomet plokštumą spaudžiu ir tuomet čia spaudžiu žemiau ir jis man padaro vieną plokštumą, kuris sutampa idealiai su pastato teritorija. Tuomet aš jau įsijungiu kitą režimą, įsijungiu inspectioną ir čia man inspection šitas režimas parodo, ar mano nubrėžta plokštuma liečiasi su realybėje esančia plokštuma. Ir pagal tai aš galiu išsikeliu tūrį, čia iki kitos pusės, kitoje pusėje yra pastatas baigėsi, tai sugretinu su juo, taškai tampa žali, na ir tai man rodo, kad aš pataikiau, sakykim taip. To jau dar išsikelsim ir jeigu pasukam šiek tiek pastatą, matom, ant kiek jisai šiek tiek pakrypsta šitoj vietoj, jisai turėtų eiti maždaug taip, na ir bet mums tada visai nesunku yra jį šiek tiek patvarkyti. Tai būtent tuomet tęsim, susirandam visus pastato galus, kur jie yra. Aha, atsirado vienas kampas. Taip, čia susirandam, kur yra, aha, čia kampas. Taip, tada dar susirandam, kas yra apačioj, išsikeliam. Aha, matom, žemė yra čia, maždaug šitoj vietoj. Na ir tuomet, taip, turim kampą, čia brėžiam iki kampo, tada šitą plokštumą nusileidžiam. Na va, ir tuomet jau turime kvadrumo vieną sieną. Ir tuomet, pagal šį taškų masyvą gautųsi jisai pats tiksliausias, jeigu papildinėja ten aukštį visi kažkaip savaip suvarijuoja. Vieni ten rašo, kad 129 metrai aukštis, kiti 120, bet čia su papildinius bent jau tikrai galite žinoti, kad pataikėte su aukščiu ir nereiks vėliau raudonuoti, kad, sakykime, papildinys jums netaip sugeneravo. O čia pagal realią situaciją tiesiog nusibrėžite. Gerai, taip, šitas, čia man siena dingo viena. Taip, pasidarom tokį. Na va, tai tokiu principu, realiai tuomet einate per visą savo teritoriją. Aišku, labai retas atvejis, kad jums reikėtų būtent viso šito dangoraižių kvartalo didžiulio. Tai tos būtų mažesnis ir to darbo tikrai būtų mažiau. Tačiau tokiu principu pasidarote labai realų modelį. Ir čia mes kaip nusiskanavom, realiai mes nuėjom šiek tiek toliau, pasidarėm tuos tūrius. Tai pavyzdžiui, remiantis taškų masyvų, gaunasi būtent toks vaizdas būtent dangoraižių kvartalo, kuris tikslesnis gaunasi negu kad įsikeltas su įvairiais papildiniais. Aišku, tai trunka laiko, tai trunka šiek tiek resursų, bet nuo teritorijos, manau, vis tiek nebūtų tokio atveju, kad jums reikėtų visą tą NMC išsimodeliuoti, tai pakankamai nebloga opcija. Taip, dabar mes turime reljefų. Taip, ar galime rekomenduoti papildinius reljefui? Galime. Šiaip SketchUp'e esantis sandbox'as pakankamai jisai neblogas, mano galva. Jūs galite ir pagal kontūrus įsikelti reljefą. Jeigu turite nupieštas pagal DVG brėžinį, galite patys susikelti, galite pagal taškų masyvą pasidaryti kontūrus ir tada su sandbox'u pasidaryti reljefą. Variantas toks. Ir tie patys papildiniai, kur placemakeris irgi gali reljefą sugeneruoti. Jeigu, pagal realią situaciją, jeigu patiems, tai sandbox'as, manau, jisai čia SketchUp'e visai neblogai veikia. Gerai, dabar aš noriu dar jums šiek tiek parodyti skirtumą tarp skirtingų taškų masyvų, nes, pavyzdžiui, šitas, kur mes padarėme, tai jisai, matote, yra spalvotas. Jisai yra pakankamai tankus ir pagal jį yra nesunku modeliuoti, nes tikrai tas susikirtimų yra labai daug taškų, nesunku susigaudyti aplinkoje ir
tas procesas pakankamai greitai vyksta. Tačiau yra ir nemokamai prieinami taškų masyvai iš geoportal.lt. Taip, tai dabar aš perjungsiu į kitą. Aha. Taip, čia. Taip, tai dabar aš parodysiu tiesiog iš prieinamo taškų masyvo, kad pamatytumėte skirtumą tiesiog, koks yra skirtumas tarp daryto pagal naujausias technologijas ir va šitas taškų masyvas, jisai buvo darytas 21 metais. Ne, tai čia valstybė darė, patalpino visiems prieinamą ir visi gali dabar naudoti su berods prisijungimu. Reikia prisijungimų, užklausti, padaryti užsakymą ir tuomet jums atsiunčia. Kokie minusai su šituo taškų masyvu? Jisai tiesiog neturi spalvų, čia vienas didžiausias minusas. Jisai yra tiesiog labai daug taškų. Jūs galite pasikoreguoti šiek tiek spalvą, galite vėl aukščius pasidaryti, kad matytųsi, bet kad draugiškiausias akiai, tai yra toks metodas, kai jisai baltas ir tiesiog užsidedate šešėlius. Ne, tai tada aplinką kaip ir matote. Minusas, kaip minėjau, yra 21 metų, tai čia kai kurie pastatai dar tik buvo pradedami statyti, tai informacija nėra pati naujausia, aktualiausia. Ta informacija jinai yra gaunama tokiais blokais, sakykime, čia vienas blokas buvo gautas, na ir patys taškai, jų nėra daug. Tie pastatai yra pakankamai kiauri ir jeigu norite išsimodeliuoti 3D tūrį pagal šią medžiagą, tai ne visada rasite su inspektionu, kur tiksliai baigėsi pastatas. Tai va čia kitas minusas, kad tiesiog nėra tankus tas taškų masyvas, su juo sunkiau dirbti. Ir pavyzdžiui, labai daug kur yra nuskanuota tiesiog pastatų stogai, tai aukštį kaip ir galite gauti, tačiau fasadų jų visiškai nėra. Na, nes tiesiog skrido tuo metu lėktuvų, taip suprantu, buvo darytas šitas, na ir tiesiog uždengė šitą pusę ir nepadarė fasadų. Tai kai kur prie gatvės fasadai yra, na, kai prie upės, tai yra čia fasadų kažkokie tai kontūrai yra, tačiau yra ir daug vietų, kur tie fasadai nieko neliko ir realiai tada nauda iš taškų masyvo, kad galite aukštį pasidaryti. Taip pat kitas didelis pliusas apskritai iš taškų masyvo yra, kad jums nereikia net modeliuoti visos aplinkos, jūs galite turėti tiesiog taškų masyvo vaizdą tokį baltą, nunešti savo kolegom ir sakyti, kad aš čia padariau kažkokį tai pastatą vieną, sugrupuojam, pasidarom kažkokią formą, ir tada jisai aplinkoje gali įsižiūrėti kažkaip tai. Minusas, aišku, kad jums reikės tada visą kompiuterį pas kolegas nešti, jums neišeis jiem persiųsti failo be taškų masyvo, jie yra sulinkinti vienas su kitu, susieti, tai tada jūs tiesiog parodot per gyvą transliaciją, sakykime, galim toks būti atvejis, arba su savo kompiuteriu į Meet Roomą ir pristatote tenai. Tai tokie yra pagal Point Cloudą modeliavimui. Iš ties jisai, didžiausias pliusas yra tikslumas. Su modeliavimo įrankiais jūs tokio tikslumo negausit, o čia gaunate tikrai tikslumą, kuriuo galite pasitikėti. Taip, klausimas yra, ar galima išjungti taškų masyvo klases. Klases, aš čia suprantu, bus tuomet klausimas apie tagus, sluoksnius. Čia šita masyvė, taip, čia yra tagai, sluoksniai, kuriuos galite išsijungti. Aš tiesiog šitam, kuris yra nemokamai gautas, bandžiau čia sluoksnius keitalioti, man čia niekas neišsijungia, jeigu taip nuoširdžiai. Čia jeigu daromi yra
jau per, sakykime, įmonės, per tiekėjus, tai jie tuomet gali padaryti labai daug sluoksnių, sumažinti visą apkrovimą ir tada tie sluoksniai veikia. Taip, noriu atsisiųsti, tai va čia kaip pavyzdys. Taip, čia clipping boxai visi yra susidėti, tai tiesiog jo. Tai va, kas matosi, kas ne, tai čia tiesiog matot šiek tiek va šitoj vietoj. Taškų dingsta, padaugėja. Ir konstitucijos čia visas klaudas. Ne? Tai tų sluoksnių galite prisidėti labai daug ir tada pagal juos varijuoti, išsijungti, ko jums nereikia. Na, bet kitas variantas, aišku, yra tiesiog turėti įsijungti tokį clipping boxą vadinamą ir tiesiog modeliuojate kažkurią teritoriją ir ją pasiliekate. Taip, šitas matau visai neaktyvus, pasidarom naują, kad būtų aktyvus. Taip. Ir tada jūs karpote tą point cloudą savo taškų masyvo, kaip jums reikia ir pasiliekate tik tai tą pastatą, kurio jums reikia modeliavimui. Na tai aišku, tai taip pat labai sumažina visą resursų kiekį ir pagyvina jūsų modeliavimą. Taip, šitas, beje, labai svarbi detalė. Mačiau, studentai registravosi taip pat į šį renginį, tai studentams dabar taškų masyvas irgi jisai prieinamas, jisai yra jūsų edukacinėje licencijoje, jeigu turite EDUS2 kodų licenciją, tai joje taip pat galite įsikelti dabar taškų masyvą ir praktikuotis modeliuoti pagal jį. Tai čia nereikia komercinės licencijos, užtenka edukacinės. Tai realiai šita opcija su edukacinė licenzija nutampa pati, sakyčiau, pigiausia apskritai rinkoje, kaip galima modeliuoti ir įsikelti taškų masyvus. Taip, ir tada jau einam į pabaigą. Taip, klausimas yra, gal galima skirtingo laikotarpio taškų masyvus sukelti į vieną failą ir taip atnaujinti, papildyti informaciją. Galima, bet ne SketchUp'e. Jūs galite kitose programose apdoroti ir tuomet įsikelti į SketchUp'ą. Galite, kaip čia pačiam SketchUp'e aš sugalvočiau, tai turbūt sugalvočiau paimti, sakykime, pastato sieną paimam, kad mes čia nusibrėžiam, kaip buvo ta situacija. Tada po kiek laiko vėl nuskanuojama, ten pastatas buvo, tarkim, pakeistas šiek tiek ir tuomet šita detalė, jinai visada lieka tokia pati, ne, šitoj vietoj. Ir tuomet jūs tiesiog į šitą modelį spaudžiate per čia yra nuoroda, su kuriuo taškų masyvų sulinkinta ir tiesiog jūs pakeitėte change ir per čia pasirenkate tuomet jau tą naują updatintą, ne, iš kito laikotarpio taškų masyvą ir jį vėl sulinkinat ir tuomet jau žiūrėčiau, ar šita detalė jinai sutampa su nauju masyvu. Tai čia vienintelis būdas, kaip pačiam SketchUp'e be jokių papildomų programų tai atlikti. Tačiau daug lengviau, kokie RealWorks programa, tai Trimble RealWorks, ten galite sukombinuoti daugiau. Ir tuomet jau įsikelti čia modeliavimui ir pažiūrėti skirtumus. Gerai, taip, šitos point cloudai, point clouds. Ir tada parodžiau taip pat dirbtinio intelekto papildinį, kai veikia, tai tikrai rekomenduoju pasižaisti. Na ir paskutinis papildinys, tai va tas būtent, kur rodžiau čia kelis kartus, Magiz vadinasi, kuris realiai jums duoda galimybę išsikelti labai greitai miesto tūrius, pastatus ir jisai naudingas yra tuomet, kai jums nereikia labai konkrečios teritorijos, kur jūs kažkokį konceptą norite sukurti. Ir jūs tiesiog norite pasivarijuoti, kaip kažkoks objektas, naujas pastatas gali atrodyti miesto erdvėje.
Tai va, tai čia aš labai greitai dėl supratimo pačio, ne, kaip čia gali jisai. Tarkim, čia. Taip, aš tada šitus 3 nusikeliu. Taip, čia. Taip, padauginu. Taip. Ir tada, aišku, mes gavome šiek tiek juos labai vienodus. Tai pasidarykime taip. -1. Taip, pasikelkim, gausi šiek tiek skirtingai. Šitą ištrinam. Taip. Ir tuomet juos pažymite. Visi tūriai turi būti sugrupuoti. Pasileidžiam vieną kartą, paspaudžiam mygtuką ir pakeičia visus tūrius. Na, sudeda tiesiog detalumų šiek tiek, ne? Jie visi tada tampa tokie pilki kaip Lietuvos dangus. Tokie cepelino spalvos šiek tiek. Ir tuomet nesunkiai, aišku, galite juos pasikoreguoti, įsidėti stiklo, tarkim, juos padaryti gyvesnius, sakykim taip. Ir tuomet susiprojektuojate savo kažkokį naują pastatėlį šitoj vietoj, kur turėtų būti naujas konceptas. Ir žiūrite, ar jisai tinka. Na ir galiausiai vėl pasileidžiate tą patį naują papildinį, diffusioną. Tai diffusionas pasirenkam, norite iliustracijos labai spalvotos. Ir tada City View, ne? Taip, settingsai, gerbam ir generate. Tai čia pastebėkit, viską aš realiai atlieku pakankamai greitai, ne? Čia papildinių pagalba nereikia labai vargti, čia yra tokio labai greito koncepto generavimo procesai, kur tikrai prie pirminių tų stadijų išsikelia tūrį, žiūrite, kaip jie veikia, kaip neveikia. Ir su SketchUp pakankamai viskas vyksta greitai, sakykim, taip šitoj stadijai. Tai va, ir tuomet jums kaip konceptas, ne, kažkokia spalvota labai tokia nuotrauka įkelia jūsų naują dizainą. Gerai, tuomet grįžkim, čatas, matau. Taip, nebeturim klausimų, aš pačių papildinių irgi jau parodžiau, ką norėjau, gal turite klausimų? Taip, jeigu klausimų nėra, tuomet dėkui labai visiems dalyvausiems. Kaip minėjau, įrašas bus. Kaip minėjau, išbandykite naują papildinį, jisai prieinamas ne tik desktop'e, bet taip pat iPad'e ir naršyklėje. Pasižiūrėkit, kaip jums veikia, patinka ar nepatinka. Taip, kur galima bus rasti įrašą? YouTube'as. YouTube'as bus SketchUp Lietuvoje kanaluose, ne? Tai mes jau turbūt įkelsim, rytoj vėliausiai, sakykim taip. Ir kas dalyvavot, registravotės, aišku, dar jums laišku priminsim ir atsiųsim nuorodą į šį įrašą, į kiekvieną pranešimą, tuomet detaliau ir galėsite žiūrėti ir viską daryti patys ant savo SketchUp'o ir išbandyti, kaip tai veikia ir patinka jums. Taip. Taip, dėkui Nerijau, įdomus, geri klausimai, malonu vėl tave matyti. Gerai, dėkui tuomet, skanių pietų ir susimatysim ir gražių švenčių, sakyčiau. Taip, gražių švenčių.